Labas, labas, sakau tau prisijungus prie manęs šitoje gyvoje transliacijoje. Ir šiandieną noriu pradėti su klausimu, ar kada nors esi patyrusi arba patyręs tokį atvejį, kai nori startuoti naują verslą arba asmeninę iniciatyvą ir tarsi žinai, ką turėtum daryti, tačiau niekaip negali pradėti. Arba pasimetė su tuo, ką iš tikrųjų tau reikėtų daryti. Tai taip susiduri su tokiu žinojimu, ką turi daryti, noru kažką tai daryti, konkrečiai pradėti naują verslo iniciatyvą arba asmenį projektą ir sunkumą tai pradėti. Šiandieną aš pasidalinsiu su jumis viena iš tų priežasčių, kuri yra, tikiu, kad kiekvienam iš mūsų labai stipriai pažįstama autentiškumo, tikrojo savęs apkabinimo ir atradimo tema, kuri yra ypač svarbi, kada pradedi verslą arba asmeninę iniciatyvą, todėl kad tai yra būdas, kaip auditorija gali susijungti su tavimi. Ir klausimas kyla, tai kas esu aš? Tai kas yra tas mano tikrasis aš? Ir šitas klausimas tapo ryškus ir stiprus. Viena iš mano privačių klienčių, mes ką tik startavom mentorystę, ne ką tik, bet jau porą mėnesių einam kartu. Ir pradėjus, jinai patyrė didelę ją apėmusią baimę. Po stagnacijos, kurioje jinai save atrado, ilgą laiką norėdama startuoti su savo verslo idėja, tačiau jausdama niekaip negalinti pajudėti į priekį, tarsi vis atsiranda kiti dalykai, kurie apima jos laiką. Ir ta stagnacija jai atsibodo, jinai žengė į mentorystę, mes pradėjom darbą ir po keleto mėnesių jinai atrado save stiprioje baimėje, besijausdama tarsi turinti apsinuoginti. Ir jinai pasidalino su manim taip, kad jaučiuosi tarsi greit man reikės visiškai nusirengti. Ir tas nuogumas tapo jai labai nesaugus. Tai šita būsena jai sukėlė labai stiprų nesaugumo jausmą. Ir šiandien noriu patyrinėti su jumis būtent procesą, kaip mes keliavom kartu su ja, padedant jai pajudėti į priekį. Tai šita istorija yra išties daugelį iš mūsų pažįstama. Mano klientės žodžiais, įsivaizduok, 46 metus elgėtės, manėte, rengėtės, rūbus turiu omenyje, ėjote pas draugus, taip kaip manėte, kad turėtumėte daryti. Ir būtent taip jautėsi mano klientė. Ir po 46 metų štai vienam taške jinai susiduria, kad akistatoj, nuoširdžioj akistatoj su savimi, kad tai nėra nuoširdu. Ir jinai pasijautė, kad visus tos 46 metus dėvėjo kaukės. Ir dabar, kada nori inicijuoti savo verslą, neišvengiamai prieina prie klausimo, tai kas aš esu iš tikrųjų. Ir kokia yra ta baimė, nesaugumą kurianti, kada reikia pasirodyti viešai ir jaučiasi tarsi apsinuoginimas. Tai šiandien patyrinėsiu su jumis taipogi, kodėl mes dėvime šitas baimes. Šitą mano klientę, aš jos istoriją naudoju tik tai kaip vieną iš pavyzdžių, tačiau dirbdama su įvairiais klientais, tiek pradedančiais verslą, tiek
jau bevystančiais savo verslą, tiek visai neversle žmonėmis, bet siekiančiais savo romantinių santykių, patiria šitą, susiduria su šituo savęs prieimimu klausimu. Ir ypatingai šitų dienų realija, kada mes gyvenam tiek daug laiko technologiniam laike, technologiniam laikotarpį, ar ne, auditorija online'as tiek daug pateikia filtrų ir įvairių paveikslėlių, kur prasideda lyginimasis. Ir tiek daug iš mano praeities ankstesnių klienčių yra atradusios save sulyginimuose, ieškodamos savo identiteto, ieškodamos savo žinutės, ieškodamos kaip ištransliuoti komunikaciją autentišką, o ne nurašytą kažkieno tai kito. Taip pat tokie būdai, kai jau esi įsibėgėjusi versle ir pradedi norėti pritraukti, pavyzdžiui, kito lygmens klientus arba įkainoti kitas paslaugas kitų lygmenių. Vėlgi kyla klausimai, tai kuo aš turiu būti, kad galėčiau taip įkainoti arba kad galėčiau dirbti su tais klientais. Ir šiandieninė brandinimo visa filosofija, kuri yra tokia gaji ir stipri, būtent šituo laiku, stebint visą online erdvę, coachingo erdvę, jinai iš tikrųjų iškelia labai daug klausimų, kurie kelia konfliktus vidinius tarp to tikrumo ir tarp noro būti kažkuom kitu. Taigi, kodėl mes dėvime šitas kaukės? Esu ir aš atsidūrusi šitoj situacijoje, šitoj pasirinkimų taške ir iš ties ne tik tai brandinime, ar ne, gali būti, kur tas kaukės gali dar dėvėti. Pavyzdžiui, tokioj situacijai, kada iš tiesų tu esi pavargusi labai ir išsekusi, tačiau savo versle eini ir pristatai, kad esi labai laiminga ir besišypsanti. Ir daug variantų. Taigi, kodėl mes dėvime šitas kaukės? Šiandien kviečiu tave su manimi kartu patyrinėti šitą konceptą. Ir visų pirma, kaip aš tai suvokiu ir kaip vedu savo klientus, yra sugrįžtant atgal į mūsų vaikystės patirtis, į mūsų ankstyviausią vaikystės dalį, kuri iki susidūrimo su šituo pasauliu yra tyra, autentiška, tikra, atvira, nuoširdi ir be programų. Tai reiškia be programų sociumo. Taipogi šita dalis, tikrasis aš, jisai dažnai siekia meilės, patvirtinimo ir pritarimo iš suaugusių. Ir kada mes patiriame iš suaugusių, ar tai savo tėvų, kas yra labai labai dažnas atvejis, kada aš gilinuosi į savo klientų keliones, sąlygota meilė. Tai yra, kada nebuvo pakankama tu tokia, kokia esi. Ir matai, kad tau reikia būti kažkokiai, kad pelnytų meilę. Čia vienas iš pavyzdžių, kada mes patiriam šitą sąlygotą meilę, tuomet susikūrė kaukės mechanizmas, kaip savisaugos mechanizmas ir tam tikras būdas gauti meilę. Šitas vidinis vaikas tampa labai išmintingų, tokių apsukrių ir jisai sugalvoja šitą būdą, šitą suranda kaukę, kuri padeda jam pelnyti kitų žmonių meilę, palankumą, pritarimą, buvimą priimtų draugų rate, buvimą priimtą tiesiog ar ne aplinkos. Ir šitą kaukę daug žmonių dėvi arba vieną, arba kitą, skirtingose situacijose yra skirtingos kaukės susikūriamos, siekiant arba meilės, arba pritarimo, arba neiškristi iš bendro konteksto. Tai reiškia,
nebūti kaip kiti, tai yra būti kaip kiti, nebūti kitokiu negu kaip kiti. Kodėl? Nes tai reikš atstumimą, tai reikš galbūt vienatvę ir praradimą draugų, praradimą meilės, praradimą dėmesio. Tai kada augam ir, pavyzdžiui, nori pradėti savo verslą, eini į verslą prasmingą, įcentrintą tavo širdyje, tavo vertybėse, darbe su žmonėmis, paremta darbu su žmonėmis, autentiškumas tampa ne tik tai vertybė, bet ir būtinybė, nes negalime susijungti su kitais žmonėmis, jeigu nepažįstam savęs. Ne, tai šita mano klientė susidūrė būtent su šita dilema ir strigo, jautė pasipriešinimą imtis tolesnių žingsnių, sakykime, strateginių veiksmų, vystant jos verslo idėją. Kas nutiko toliau? Mes leidomės į šitas jai prisistačiusias baimės. Ir įdomu taip, kad per vieną sesiją mes susitikom, kai kasėme į šitą baimę, mes pradėjom nuo vienos baimės, priėjom prie kitos, prie kitos, prie kitos, prie kitos ir dar kitos iki pat šaknies. Ir aš noriu pasidalinti su jumis būtent baimėmis šitomis. Tai pirmoji jos baimė buvo tokia, kad jinai tarsi turi, pristatydama savo paslaugą savo idealiems klientams, savo klientams, viską padaryti tobulai nuo pat pradžių. Tai reiškia, jinai negali ateiti ir mokyti, nepadariusi visko tobulai. Ir šitas ją stabdė būti jos autentiškume, ar ne? Todėl, kad jinai galvoja, kad jinai turi būti kažkokia kitokia, kad galėtų padėti tiem žmonėms, tai tiksliniai auditorijai, kurią jinai turėjo aistrą padėti ir gebą ir ekspertizą. Tai susidūrė šitam procese, kad negali pajudėti į priekį, todėl, kad jinai iš karto turi būti labai tobula, o kitaip iškyla baimė, kad jinai bus atstumta. Tuomet mes priėjom, kasėm giliau, iš kur ateina šita baimė ir susidūrėme su klientės prisiminimu, kaip ankstyvoje vaikystėje jos mama jai sakydavo, kad jinai turinti 100 kartų perskaityti kažkokį tai dalyką, kol jinai tai mokės. Tai reiškia, jai buvo pasakyta, kad jai reikia 100 kartų pabandyti dalyką, kad jai pavyktų. Ir pirmas kartas pas ją buvo įsitikinimas, kad tai de facto bus nesėkmė. Tai kai yra šitas įsitikinimas, kad de facto nesėkmė, kam iš vis daryti? Ar ne? Tai tuomet ir atsiranda stabdys, kada tu iš vis nedarai, bijodama nesėkmės. Tuomet mes leidomės toliau į šitą darbą kartu ir priėjome, kad dar ne viskas. Tuomet mes pamatėm, kad tai įtakojo jos ir sėkmės, požiūrį į sėkmę ir į pinigus. Kaip tai pasirodė? Tai pasireiškia taip, kad šita moteris, mano klientė, jinai susidūrė su baime uždirbti daugiau, įkainoti savo paslaugas daugiau, negu siekia jos dabartinės mėnesinės pajamos. Ir kitu atveju jinai jautėsi, kad gali būti pavadinta spekuliante. Arba net jinai ir pati tikėjo, kad jeigu jinai uždirbtų daugiau negu jos dabartinės mėnesinės pajamos, tai jinai būtų spekuliante. Tuo tarpu ta pati moteris turi viziją ir matymą ir žinojimą, kad jai yra skirta daugiau ir kad tai yra
daug didesnės sumos, pradedant nuo 10 000 per mėnesį ir 100 000 per metus ir didesnių sumų. Tai štai susidūrėm vėlgi su baime būti savimi, tai reiškia įkainoti savo paslaugas norimą sumą arba pagal tai, kaip jai teisingai jaučiasi. Ir todėl, kad jos neatstumtų jos būsimos klientės, pamaniusios, kad jinai yra spekuliantė. Arba jinai pati savęs nesustabdytų. Todėl šitas įsitikinimas ją atvedė į tai, kad vienintelis būdas, kaip jinai gali uždirbti daugiau pinigų, yra sunkus darbas. Ir jinai priėjo prie to, kad jai reikia daug kartų, reiškia 100 kartų suklysti, daug kartų daryti ir sunkiai arti, kad jinai nusipelnytų didesnių pajamų. Ir be abejo, tai stabdė ją toliau judėti į priekį. Tuomet mes priėjom, kad tai irgi dar ne pabaiga, nes prisistatė kita baimė. Ir šita baimė buvo susijusi su įvaizdžiu. Tuomet jinai atėjo su kita, pristatė jos protas, saugantis protas, bijantis protas judėti į priekį. Ar galbūt vėliau papasakosiu giliau, bet būtent pristatė baimę, tai kaip aš pasirodysiu viešumoje. Ir jinai susidūrė su įvaizdžiu savo, su savęs priėmimu, kaip daug mano kitų klienčių susiduria su baimėmis. Arba sunkumu priimti savo veidą, priimti savo balsą, priimti savo manieras ir norėti matyti kitą vaizdą. Tai reiškia, tarsi nepatenkinta su tuo ir negaliu, kaip tu susijungsi su žmonėm, jeigu nebus tavęs. Ar ne? Vėlgi susidūrėm su kliūtimi jai judėti toliau prieki. Ir žinoma, dar toliau tai nebuvo pabaiga, todėl kad mes priėjom galiausiai vėlgi prie to perfekcionizmo ir nuo ko pradėjom, tai yra darymas, taisymas, visko, ką jinai pradeda daug kartų. Kaip sako, vienos moterys jau 100 kartų padarė tai ir paleido ir parduodė tos paslaugas, o jinai užsistovi tiesiog taisydama ir siekdama to tobulo vaizdo. Visada peržiūrinči, kas blogai ir kaip gali būti. Ir kada aš paklausiau, kodėl jinai mano tai daranti, mes atradom, kad tai yra būdas, kaip jinai sabotažuoja judėjimą į priekį. Nes iš tiesų perfekcionizmas tai yra dar vienas sabotažo momentas, kuris tave sustabdo, sulaiko, atidėlioja, prokrastinuoja nuo darymo to, ką tu nori daryti. Ir galiausiai mes priėjom vėl prie kitos baimės, kas bus, jeigu jinai bus iš tikrųjų sėkminga, jeigu jai iš tikrųjų pasiseks. Ir jeigu jinai bus milijonierė, kaip jinai nori būti, bus šitą moterim, kuri turi sėkmę, jinai susidūrė su baime likti viena, likti atstumta, likti nemylima. Ir vėlgi sprendėm šitos dalykus ir klausimus. Tai klausimas yra buvimas savo tikrai aš ir buvimas autentiškai aš. Ir kada mes dirbom su šita kliente procese, tai buvo labai švelnus procesas, tai yra vienas iš svarbių mano darbo, mano įrankių, metodų unikalumas, todėl kad visas šitas situacijas aš liečiu draugę su klientais labai švelniu būdu. Nes šitie visi dalykai, kurie greičiausiai dėl pasipriešinimą, prie jų net neprieinama, jeigu yra per didelis spaudimas. Tam yra reikalinga visų pirma sukurti labai saugią ir patikimą aplinką, kur visi šitie blokai, kliūtis vidinės pasąmonės baimės, pasąmonės įsitikinimai, nežiniai iš kur susikūrė, jie gali lengvai prisistatyti ir būti išspręsti. Ir mes taip labai švelniai, žingsnis po žingsnio,
ėjome per kiekvieną iš šitų sluoksnių. Tai yra tarsi voratinklis, kuris kiekvienam mano klientui yra labai skirtingas voratinklis. Ir tai yra kaip plonos nytis, kurias mes atsluoksniuojam vieną po kitos, pašalinant tas baimės ir ribojančius įsitikinimus iki tol, kol jinai pradėjo daryti žingsnius į priekį. Ir svarbiausias dalykas, kuriuo noriu čia pasidaryti, tai kas mums padėjo, kad jinai turėjo žingsnius į priekį. Kaip sakiau, tai yra švelnumas, tai yra aplinka teigiama ir taipogi mano darbo metodas yra tas, kad mes dirbam su, galima sakyti, šitai situacijai aš pritaikiau šitą darbo metodą, tai yra būtent darbas su keliais aspektais, nes pas pačią klientę atsirasdavo visada, bet kurią situaciją nagrinėjant, atsirasdavo dvi nuomonės. Viena ją sulaikanti ir stabdanti, ribojanti, o kita švelniai ją įgalinanti ir reminti. Ir kuriuo balsu tau tikėti, ar ne? Ir kaip naviguoti tame. Tai mes pradėjom nuo to, kad labai svarbu yra užtikrinti, kad tas vidinis vaiko aspektas jaustųsi saugus tuo metu, kai tu kaip suaugusi imiesi didelių vizijų. Tam, kad tu galėtum siekti didelių vizijų, nestabdoma savo praeities baimių arba įsitikinimų, tu turi užtikrinti, kad tavo praeities aš, tavo vidinis vaiko aspektas ir kiti dalykai būtų integruoti, sutvarkyti, todėl kad visa šita praeitis nesutvarkyta, neintegruota, jinai kurs tau pasipriešinimą procese, sunkumą pajudėti į priekį, tiesiog kaip kalnas atsimuši ir negalėsi padaryti, arba labai daug spausti ir labai didelė kančia. Tai neteikia džiaugsmo ir neteikia tėkmės ir neteikia pasitenkinimo procese. Kai mes suteikiam saugumą, atsiranda tėkmė ir atsiranda pasimėgavimas ir džiaugsmas procese. Tai reiškia, ir sprendžiam šitą praeities aspektą. Taip pat mes dirbam su ateities vizija. Tai reiškia ateities procesu, kuris palaiko dabartinį aš, tą, kuris imasi reikamų drąsių ir autentiškų žingsnių. O visa svarbiausia dalis - esti dabarties tavyje. Tai yra, kai žmonės atsiduria šitose situacijose, kur jie negali pajudėti į priekį, tai yra todėl, kad juos valdo senas praeities baimės, įsitikinimai, senas aspektas tavo, visai ne tas, kuriuo tu nori tapti. Ir tavo galia yra dabartyje, susitvarkant su visais šiais dalykais. Taigi, kai mes tai padarėm iš dabarties akimirkos galios per tavo dabartinio aš galią, mano klientė pajudėjo į priekį, kaip sakiau, ir daro kitus sekančius žingsnius. Ir noriu čia pabrėžti, kad tai yra svarbus žingsniai, nes vėlgi labai dažnai žmonės, kurie ateina su manimi arba svarstydami dirbti kartu, arba mano esami klientai, jie galvoja apie didelius šuolius. Ir taip aš paremiu šuolį į didelę viziją, ją paspartinant į dabartinę tavo patirtį. Tačiau iš tikrųjų šitie visi šuoliai gali prasidėti nuo tavo sekančio žingsnio. Bet iki tol reikia ateiti. Ir vieni iš būdų, kaip tai prisistato, kaip tai atrodo, yra taip, kaip parodžiau šitam procese, kiek daug kliūčių gali iškilti tame procese, kai tu turi idėją pradėti naują verslą arba naują asmeninį procesą. Ir noriu pakviesti tave, kada tu klausaisi manęs ir būtų šitame video, apmastyti savo pačios arba savo paties kelionę ir visas tas baimės, kurias tave stabdo, ir visas kaukes, kurias dėvim. Ir žengti link savo tikrojo aš su viltimi ir su drąsa. Ir tuo tarpu noriu pasakyti, kad šitas kelias į autentiškumą, ypač tada, kada pradedam naujas įmonės, naujas verslus, naujas karjeras arba naujus asmeninius, kitų asmeninio gyvenimo dalykus. Ir kaip minėjau, neišvengiamos
baimės, neišvengiamas pasipriešinimas prisistato tavo kelyje kaip kliūtis. Ir nors tai yra kelias, kurį mes turim kiekvienas nueiti vienas, tačiau labai svarbu atsiminti, kad daug mano klientų praleidžia metus, daug metų stagnacijoje, neveikime, nors žino, ką turėtų daryti, bet negali pajudėti į priekį. Kodėl? Pirmas dalykas, todėl, kad pačiam pamatyti visą tą raizgalynę, šitą tinklą, šitą voratinklį yra ganėtinai sunkus dalykas. Antras dalykas, net jeigu tu matai, kas vyksta tavo minčių lauke arba tavo baimėse, yra sunku vienam tai išspręsti, todėl kad dažniausiai šitie dalykai yra labai giliai įsišaknyję. Ir jautiesi įstrigusi, jautiesi išsigandusi, jau ir nežinai, kaip judėti į priekį, nors ir žinai, ką turėtum daryti. Tai jeigu tu esi šitam taške savo kelionėje, kur nori inicijuoti savo naują verslą, įmonę, karjerą arba iniciatyvą ar asmeninį projektą ir susiduri su dideliu pasipriešinimu, jeigu baimės atrodo per nelyg tave slegiančios arba sunkiai judi į priekį, mano kvietimas yra tau, kad galėtum sklandžiau judėti į priekį ir įveikti šitas baimės ir kliūtis, yra verta ieškoti pagalbos. Todėl, kad patyręs mentorius gali tau pasiūlyti supratimą, empatiją, įžvalgas, įrankius ir padėti tau sutaupyti labai daug laiko. Tai yra būtent tai, ką aš darau savo klientams, sutaupau daug streso, daug laiko pervargime, kovoje, kančioje, stagnacijoje, įstrigime, vietoj to judant su tiekme ir pasimėgavimu ir džiaugsmu ir daugiau lengvumo į naujas galimybes ir pritraukiant naujas galimybes. Patyręs mentorius yra taip, kaip įsivaizduok žmogus, kuris perėjo tą mišką, prieš kurį tu stovi. Tai reiškia, jisai perėjo visas kliūtis, visas šakas, jisai kiekvienam pasipriešinimui, kiekvienam sluoksniui žino, ką daryti. Todėl jisai labai greitai gali tave pravesti ir naviguoti, užtikrinant, kad tu nesijaustum viena. Ir dažnai žmonės sako, aš gal galiu padaryti tai viena. Aš suprantu tave, mes viską galim padaryti viena, bet jeigu, sakykim, tu esi kompanijos vadovė, jeigu tavo atsakomybė yra komandos nariai, jeigu tai yra tavo finansai, yra tavo šeimos biudžeto dalis, jeigu kiti dalykai, ar ne, jeigu yra šitokia didelė atsakomybė, kiek tu gali sau leisti pati bandyti tai išnarplioti. Aš tiesiog nuoširdžiai kviečiu tave atsakyti šitą klausimą, todėl kad kaip aš ir kaip mano ambicingi klientai, tai yra su didelėm vizijom, didingom misijom, didelėm ambicijom žmonės, tai net neleidžia laukti, kol pati susitvarkysi, todėl kad tai labai daug kainuoja likti įstrigus ten, kur esi, arba turėti visą šitą šūsnį emocijų ir minčių, kuries blokuoja tavo pažangą ir judo tave judėti į priekį. Tai su palaikymu gali pajudėti žymiai greičiau, lengviau ir įveikti tas kliūtis, kurios kažkada tau atrodė neįveikiamos ir atrodė kažkas neįmanoma, o tampa įmanoma. Taigi, jeigu ieškai šitam savo procese ir savo kelioniai aiškumo, krypties ir paramos, aš esu čia, kad padėčiau tau pajudėti
atrandant ir apkabinant savo tikrąją unikalią esmę savo versle ir savo asmeniniam gyvenime. Ir kodėl? Todėl, kad tu galėtum gyventi tikslą, kurį tu atėjai, su lengvumu pritraukti savo idealius klientus ir klestėti tiek finansiškai, tiek asmeniškai. Ir kaip mentorė, jeigu mes matomės pirmą kartą, aš esu Viktorija Sage, dirbu ir specializuojasi darbę su ambicingais, sąmoningais žmonėmis, kurie turi didelės vizijas savo gyvenimui ir yra čia ant slenkščio į kitą savo sėkmės lygį. Dažniausiai tai yra arba pradedantys žmonės ir atsiduriantis šituose blokuose ir negali pajudėti į priekį, arba jie persidirba ir mes su kuo dirbam? Dirbame su šitais blokais, su tomis vidinėmis kliūtimis, kad galėtum grakščiai judėti, imtis kitų žingsnių ir žinoma, toliau einam į tai, kaip įgyvendinti tavo verslą, jeigu sudėliojam struktūrą, jeigu tai reikalinga, ir kaip įgyvendinti be aukojimo savęs procese, derinant tiek moterišką energetiką, moteriškas strategijas, tiek vyriškas praktinės struktūras ir strategijas. Ir taip, sugrįžtu prie to, kad jeigu dažnai vėlgi girdžiu iš klientų, aš ateisiu pas tave tada, kada aš pajudėsiu per tai. Tai noriu pasakyti, kad aš nesu, pas mane neteina klientai, kai jiems reikia strategijų. Jie ateina pas mane todėl, kad jie negali pajudėti iki strategijų. Ir dažniausiai į kitus lygmenis. Tos strategijos mano darbe yra antraeilis dalykas. Ir aš esu čia, kad padėčiau tau su lengvumu, su pasimėgavimu, be streso, be aukojimo savęs įgyvendinti tavo didelės idėjas ir tikslus ir vizijas, užtikrinant, kad turi nuoseklų procesą ir tvarę išliekamą sėkmę. Tai nėra apie laukimą kito momento. Tai yra apie tada, kada tau atsibodo būti užstrigus, pavargus, sulaikomai, stabdomai dalykų, kurie tave sulaiko, nors tu nesupranti, kas tave sulaiko, nes tu tarsi žinai, ką turėtum daryti. Tai jeigu tu atrandi save tome procese, kad žinai, ką turėtum daryti, tačiau supranti, kad tai, ko tau reikia, yra ne verslo strategijos, ne praktiniai dalykai, tačiau supranti, kad taip pat yra reikalingas gilesnis asmeninis darbas. Aš esu viena iš tų mentorių, su kuria tu norėtum pasikalbėti ir noriu pakviesti tave šitam skambučiui, pasikalbėti apie tai, kur tu šiuo metu esi savo kelionį ir kokios tavo yra ambicijos, kokie yra tavo siekiai, kokie tavo dabartiniai iššūkiai ir poreikiai. Ir pažiūrėti, ar galiu padėti tau asmeniškai tavo specifiniai situacijoje vienu ar kitu būdu, jeigu mes esam tinkamas derinys dirbti tarpusavyje. Ir jeigu ne, tai tiesiog pasiūlysiu keletą įžvalgų ir keletą sprendimų tavo lengvesniam keliui į priekį. Kviečiu nelaukti ir tiesiog nedvejojant susisiekti ir kreiptis, apsvarstyti šitą galimybę. O tuo tarpu kitiems sakau ačiū, kad buvot kartu ir pasidalinot su manimi savo laiku. Kviečiu apkabinti savo tikrąjį aš, įeiti į gilesnius santykius su žmonėmis tiek verslo santykiuose, tiek asmeniniuose santykiuose, tam, kad turėtumėt daug grakštesnius, lengvesnius rezultatus visų įtrauktųjų aukščiausiai geroviai. Ir apkabinkit savo svajones ir tikslus su drąsa ir su viltimi, prisimindami, kad tai nėra būtinai apie didelius šuolius, bet tai yra apie vieną kitą sekantį žingsnį. Sakau, iki pasimatymo, o su kai kuriais iš jūsų galbūt pasimatysiu sėkmės strategijos skambutyje. Tai susisiekit su manimi asmeniškai ir palaikykim toliau vieni kitus. Iki.